Nu ir mano supratimu jau mes ten, kur reikia. Tai aš tuomet sveikinuosi, Viktorija, su tavimi čia puslapyje savo Akademija perkurk save. Labas, Žaneta, labai faina būti tokiam puslapyje rimtam akademijoje, ne kažkur tai. Jo, ir aš labai noriu tikėti, kad mes matomės. Pažiūrėkim, žinok, nes pas mane čia tokios keistos lentelės meta, kad aš kaip ir nebesuprantu, kad Turėtų. mes jau gyvai lyg ir taip, ane? Taip, mes jau matomės tikrai. Valio, pavyko. Super. Nu ką, tai šiandien mes kalbam apie kaltės jausmą su moterimi, kuri, na, tikriausiai geriausiai išmano tuos dalykus, nes daugiausia su tais kaltais susitinka savo profesinį veiklą. Aš taip interpretuočiau. Tai papasakok tu trumpai pradžiai apie tą savo profesinę veiklą, kodėl tų kaltų pas tave tiek daug. Iš kur tu juos trauki? Mane tiek daug. Todėl, kad pas mane ateina tie žmonės, kurie labai gaila, bet pas mane neateina tie žmonės, kurie sako, jei, kaip man faina gyvenime, viskas sekasi, gausa teka, santykiai žydi, supranti savivertę, ten lubas pramušus, meilė skleidžiasi. Na, aš norėčiau, bet taip, žinai, tokie neateina, ateina tam, kam yra atvirkščiai, ar ne, tas, kas turi prisirinkę psichosomatinius negalavimų, tiem, kuriems kankina nerimas, kankina depresijos, tie, kurių na, atsiskyrę, atsiriboja nuo meilės, pavadinkim taip, ar ne, kažkuriam laikotarpiu. Ir, na, tada ieškai tų giluminių priežasčių. O kaltės jausmas yra vienas iš tų tokių dalykų, kurie gali būti įsisąmonintas, gali žmogus jaustis, taip aš esu kaltas, gali būti neįsisąmonintas, tai gali būti tiesiog kažkuriam tam labai giliam lygmenį. Ir taip jau gaunasi, kad nu, tempiu į viršų ir sakau, va, pažiūrėk ir paleisk, tau nereikia. Žodžiu, žmonės nori pamatyti tą, sakykime, kažkokį tai atspirties tašką, nuo ko tas kaltės jausmas jos atsirado, ne, kaip suprantu, kur tu juos vedi. Aš nežinau, ar jie nori pamatyti, jie nori, kad jiems pagerėtų. Bet kol nenusileidai savo pažeidžiamumą, tai pagerėjimas dažniausiai būna ganėtinai sunkus reikalas. Tai prasme, save nusileisti ir patirti save yra tas dalykas, kurį tenka padaryti daugumoje atvejų. Jo, nes aš žinau, kad tu, kaip sakant, ten labai mantrai vadiniesi ir galvoju, žinai, ar kaip tenai regresinė hipnoterapija, ar terapinė kokia tai regresija užsiimi. Ir to, žinok. Ir taip galima vadinti, nes pats žodis hipnoterapija, jis reiškia, kad tai yra terapija, ar ne, su hipnozės elementais, o regresas tai reiškia, kad tu eini atgal. Yra būtent regresinė hipnoterapija, jinai žiūri, kas buvo praeitį, nu, kas atsitiko, kad tu prisėmei tą kaltę, sakykime, kalbant konkrečiai apie kaltę, ar ne, jeigu. Nu, kas ten atsitiko, kad tu tą kaltę prisėmei ir gal tu tiesiog gali paleisti tą tašką, atpalaiduoti, tiesiog išlaisvinti, nusiųsti tą meilės ir, kaip sakant, priimti tą situaciją, pažiūrėti tą situaciją su meile, iš meilės pozicijos, o nebe iš baimės pozicijos, nes kaltė iš esmės yra viena iš baimės apraiškų. Tai jo, tai gal ir pradėkim nuo to, nes žinau, kad tu, kaip sakant, ir lektorė, ir mėgsti apibrėžimus. Tai gal ir pradėkim nuo to apibrėžimo, ką mes laikom tą kaltę, apie kurią mes kalbam šiai dienai. Jo, žinai, aš mėgstu apibrėžimus, aš mėgstu ne tik apibrėžimus, aš mėgstu aiškiai, žinai, kad būtų aiškiai, žinai, aiškiai. Ir tada žinau, kad tai tada daugiausiai, nu, tai pasiekia daugiausiai žmonių, žinai, kada tu bandai iškomunikuoti pakankamai aiškiai. Na, tu pati iš tikrųjų irgi komunikuoji, tai yra labai aišku iš jų, kas man patinka. Tai čia tokia lektorių savybė tikriausiai, bet nu, gerai yra iš esmės. Na, čia žiūrint apie ką mes komunikuojame, žinai. Na, taip, žiūrint apie ką komunikuojame, yra tokių dalykų, kuriuos pajusti reikia ir aiškiai neapibrėžti, tai irgi yra faktas, bet kadangi aš dirbu daugiausiai su mentaliniu lygmeniu vis tik tai, nu, nenori, jie susikerta tie lygmenys, nu, nenori, jie vis tiek kažkur prasikirs, susikirs, ten susiliet, bet iš esmės, nu, daugiau aš lieku mentaliniam lygmenyje, tai tos dalykus apibrėžti yra truputėlį lengviau mentaliniam lygmenyje, taip sakykime. Tai kaltėjo, aš remiuosi iš tikrųjų, kai šneku dažniausiai daktarų Davidu Hawkinsu, kuris sakė, kad kaltė tai yra baimės forma, iš esmės. Nes tai yra susijęs su jausmu, su baime, kad aš esu neteisingas, aš netaip pasielgiau, aš
Iš esmės su baime, kad aš esu neteisus ir dėl to man grėsia bausmė. Nes kaltė turi tokį labai mechanizmą įdomų, kad jeigu aš esu kaltas, sąmoningai arba pasąmoningai, žodžiu, kaltė įsisąmoninta arba neįsisąmoninta, ką reiškia neįsisąmoninta? Tada, kai mes nesijaučiam, mes nežinom, kad mūsų giluminiam lygmenį yra kaltės jausmas. Bet kaltė tiek sąmoninta, tiek neįsisąmoninta, nesvarbu, ar jūs ten jaučiatės ar nesijaučiat, bet jeigu jinai yra, jinai visada tempia paskui save bausmę. Tai yra tas, kuris kažkuriam lygmenyje jaučiasi kaltas, jisai nori arba save nubausti, arba nubausti kitus, kas yra įdomu. Tai tokiame lygmenyje žmogus yra, jis labai toksai vigidiška, turi tokį įsitikinimą, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Tai yra taip yra teisinga ir jisai ir kitus baudžia, ir savo laukia bausmė. Toks lygmuo, kuris yra toksai. Nes iš principo kaltė, jeigu pažiūrėtume emocijų skalę, jinai laikosi pačioje apačioje. Ten, gal ne pati visai apatinė, nes pati ten jau apatinė, ten visai ant apatijos, bet kaltė ir gėda, tie du jausmai, kurie yra pačioje apačioje, jie yra labai sunkus, labai žemos vibracijos toje vietoje. Ne? Ir toje vietoje ir yra tada tas rigidiškumas, užsispyrėliškumas, teisingumas, kad aš žinau, kaip turi būti ir turi būti tik tai. Ir tada tu tą visą projektuoji ne tik save, bet ir į išorę. Tai yra, manai, kad turi teisę bausti kitus ir kad kiti kažkuriam lygmenį turi teisę bausti tave. Toks įdomus konstruktas. Jo, čia kaltė į išorę išreikšta, o savigrauža galbūt čia kažkokia, tai ar ne, su kalte, sakykime, susiję dalykai tiesiogiai. Ten daug dažnai dalykų susiję, bet čia aš dabar labiau, kalbu apie konkrečią bausmę, nes toks žmogus, jisai mano, kad jis turi teisę bausti kitus, netgi jeigu tai yra suaugusiai kiti žmonės, bet jisai lygiai taip pat laukia bausmės savo. Jeigu žmogus turi tą vidinę kaltę, jisai arba laukia, kol jį nubaus aplinka, arba jeigu ta aplinka nenubaudžia, tada jisai pats save baudžia. O jau kaip galima save nubausti, tai jau čia kaip sakant, kaip fantazija išneš. Galima ir ligų prisikurti, ir antsvorio prisikurti, ir į toksinius santykius įlysti, ir ten sėdėti. Ir paskui aš klausiu, kodėl tu ten muša ir ten visokių kitokių, dalykų. Ir, labai, negeri dalykai. Aš taip nusipelniau. Tiesiog. Tai yra tas vidinis kaltės jausmas. Gali būti tiesiog sabotavimas, rinkimasis projektų, kurie akivaizdu, kad sudegs, sabotavimas gausos, visokių tokių. Tai mes save baudžiam per tokius visokius dalykus. Ne tai, kad mes ten, save nusiplakam rykštėm ir nešam kryžių. Šitie laikai jau biški praėjo, dabar mes jau įmantresnių būdų susigalvojam. Pala, taigi dar vis aktualu yra, kaip sakant, daužyti savo krūtinį ir sakyti, kad aš kaltas. Ja. Mes apskritai gimėm visuomeniai, tokioj sąrangoje, sakykime, ar ne, kur tu esi jau kaltas, kad gimei, tai yra be gimtosios nuodėmės, kad ten pradėtas, nežinau, ten Marija buvo kažkas. Sudėtingas už tai, religiniam tom daug, bet faktas tas, kad mes jau gimstam su kalte, ar ne? Kad tik Marija gimė be gimtosios nuodėmės, jeigu aš teisingai atsimenu, ar ne? O visi kiti jau gimsta iš nuodėmės, jau gimsta automatiškai su kalte, tai yra mes jau kalti automatiškai, todėl kad gimėm, todėl kad atėjom. Tai jeigu dar truputėlį religingesnėje šeimoje ir tą girdi nuolatos, tai susiformuoja tas toksai, taip, mes jau visi kalti todėl, kad čia atėjom, mes jau visi turim prašyti atleidimo, neaišku už ką, už tai, kad esu jau turiu prašyti atleidimo. Tai aišku, kad ten uždėti kaltę tokiam žmogui kažkokiam nėra ką veikti. Jo. Žiūrėk, o kada tu pati iš tų, vis tiek aš tikiu, kad kažkada jausdavai, jeigu dabar nejauto, gal ir dabar dar kas nuo karto pajauti tą kaltę, kaip tu su tuo pati tvarkaisi? Tai, aš irgi žmogus ir jaučiu visą spektrą emocijų, tik tai, kad skirtumas yra tas, kad aš dabar labai greit pagaunu, kad čia jau aukos pozicija, čia kaltės pozicija, ir pas mane mažiau galbūt tų neįsisąmonintų jau dabar, nes jie labai greitai iškyla į viršų ir jie greičiau sugaudomi ir greičiau paleidžiami, bet taip, kad įsivaizduoti, kad dabar yra kažkokia metodika, kad aš imsiu ir išsioperuosiu, supranti viską, ir baimę, ir kaltę, ir, tiesiog, ir niekada gyvenime, daugiau to
nebejausi. Tai, na, čia yra iliuzija, todėl, kad žmogus taip sukurtas, taip sutvertas, kad tiesiog per save leistų emocijas, na, patirtų save, kaip aš sakau, na, tiesiog. Ar kad žmogus patirtų save, ar kad visata per žmogų patirtų save, nu, čia jau kaip, žinai, pavadinsi, bet faktas tas, kad mes visi jaučiam ir jausim, tai yra normalu ir natūralu. Svarbiausia ant to neužsifiksuoti, neįgriūti, žinai, ir kada jau supranti tą mechanizmą, kaip jisai veikia, tai tiesiog yra daug paprasčiau iš to išeiti. O tiem, kas nesugeba išeiti, tai aišku, yra tokios paslaugos, kurias teikia ir Viktorija, hipnoterapija, galbūt kažkas tai dar. Žinau, kad tu ne tik tai su to mentalu dirbi, tu ir su emocijom dirbi, tai kaip ir dar vienas laukas. Taip, savaime suprantama, ir su emociniu lygmeniu, taip. Jie yra labai stipriai susiję, bet kokiu atveju. Bet, na, jeigu, vėlgi, žinai, dabar grįžtam, jeigu prie klausimo, kaip tą paleisti, tai aš pirmiausia gal grįžčiau prie klausimo, kaip iš vis kaltė susiformuoja. Tai pirminis tas mes sakėm, kad pirmiausia mes gimstam tokioje realybėje. Na, iš nuodėmės, ar ne, jau kaltė. O kitas dalykas, iš kur jeigu prisimam šitą kaltę, taip, jeigu prisimam, nes vėlgi čia, nu, mes visada turim laisvę rinktis. Mes, ko ir nelabai suvokiam, kad mes visada turim laisvę rinktis, ar ne, mes galim tiesiog neprisiimti. Nes jeigu mes turim, tai mes kas prisiėmė? Jeigu aš jaučiu kaltę, nu, tai kas tą kaltę prisiėmė? Nu, ne kažkas, ar ne Marytė, ne Onutė, ne Žaneta, tai aš ją prisiėmiau, nu, tai, žinai, tai aš esu ir atsakinga už tai. Bet įdomu tai, kad kaltė yra visiškai priešingoje atsakomybės, tai yra kaltas, tai yra auka, nu, kaltė yra auka iš esmės, aš kaltas, kaip be būtų keista, nu, tai yra visiškas kritimas į aukos poziciją ir negalėjimas nieko padaryti, ten sėdžiu, va, aš kaltas, aš kalta, žinai, to. Nes, nu, pabandyk, žinai, nu, moteris, kurios klausot, pabandykit vyrą apkaltinti, kad tu man neneši gėlių, tu toks niekšas, tu manęs nemyli, tai jisai po to pradės tas gėlės nešti. Nu, ne, jisai įkrenta į tokį irgi stuporą ir nieko tu ten velnio, niekada tu gėlių nebegausi. Tai prasme, žinai, toks tas kaltinimas kažko arba savęs padarimas kaltai iš vienos ar kitos pozicijos, jis niekada neišjudina reikalų. Jis kaip tik štampą, žinai, uždedi žmogų, kaip ir štampą, tai ir gyveni tame štampe. Ir gyveni tame štampe, nu taip aš kaltas. Ok, nu tai ko tu iš manęs nori, nu, aš auka, žinai, žmogus pasidaro, nu, aš nieko nebegaliu. Tai prasme, jokį, žinai, nebeveda į jokį išjudėjimą iš to taško. Bet šiaip kaltė iš esmės, jinai labai dažnai ateina iš vaikystės. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes vaikystėje ką nors patiriam, nu, kokį nors neįtin malonų dalyką, tėvų skyrybas, pavyzdžiui, arba, na, sakykime, smurtaujantis tėvai, alkoholizmas vienas iš tėvų ar dar kažkas, tai vaikas niekada nekaltina tėvų, būdamas mažas, nu, aš kalbu apie tą dar nesąmoningą lygmenį, 4-5 metų, 3 kartais, nu, ten kažkur tai. Vaikas visada kaltina save. Tai yra, kad ir kaip bebūtų keista, vaikas visada kaltina save. Jeigu labai trūko pinigų, jis kaltina save, kad nieko nepadarė, kad netrūktų. Jeigu tėvai skiriasi, vaikas kaltins save, kad tėvai skiriasi. Jeigu ten vienas kažkuris iš tėvų serga arba alkoholikas ar taip toliau, tai tada kaltins save, kad nieko nepadarė, kad išgydytų, kad ištemptų iš ten ir panašiai. Ne? Jeigu gauna lūpti, tai tada kaltina save, kad taip, matyt, aš, žinai, nusipelnu, nes aš čia blogas, gero, nemuštų. Ir mūsų psichika taip veikia, ir nors tai skamba visiškai nelogiškai, ne, bet mūsų pasąmonė, jinai nesukurta logiškai mąstyti, jinai sukurta tam, kad mes išgyventume. O mes negalim išgyventi, jeigu mes pradėsim kaltinti tuos žmonės, kurie yra mūsų augintojai, tie, kurie mumis rūpinasi, nes mes esam tiesiogiai nuo jų atsakingi. Ir va toks mechanizmas labai įdomus užsisuka, ar ne? Net jeigu tėvai akivaizdžiai yra smurtautojai, alkoholikai, ar ten tu akivaizdžiai tikrai nesikaltas dėl to, kad tėvai išsiskyrė, nu tikrai ne, nu, čia yra suaugusių žmonių reikalas. Bet vaikas negali kaltinti suaugusių, negali taip psichikas tvarkyti. Todėl, kad tokiu atveju, jeigu kaltinti suaugusius, vadinasi, jie neteisūs, vadinasi, jie blogi, kur manai? Aš esu vaikas, aš neišgyvensiu. Ir tas išgyvenimo mechanizmas, jisai apsuka kaltę, apgrėžia į mūsų pačius. Ir va čia pasidaro šita neįsisąmoninta kaltė. Ar ne? Žmogus užauga ir jis nesuvokia, kad jis turi tą kaltę. Ir tada regresinį jį atgal ir sakai, nu tai kur, kas čia atsitiko? Tėvai išsiskiria, kaip tu jautiesi? Kaltas.
kaltas, aš galėjau kažką padaryti, aš galėjau, nu, tiesiog tos kaltės pilna. Ir va šitą kaltę jinai tada sabotuoja gyvenimą. Tai čia vat vienas iš tokių įdomesnių atvejų, kada, vat, pavyzdžiui, užsideda kaltė. Aišku, jų yra ir daugiau. Yra tada, kai tave kaltina, kad tu čia, žinai, kaltas, vaikas irgi labai staigiai šitos dalykus prisėma. Dar visokių ten dalykų, žinai. Bet, vat, nu, ir jie va, tokie vat, visokie neįsisąmoninti paskui griauna gyvenimą. Ir paskui mes atsinešam į suaugusio gyvenimą ir tada yra du variantai. Arba mes ištisai jaučiamės dėl visko kalti, nes nu, tai yra įprastas jausmas. Ne? Aš to kalta ir dėl to kalta ir dėl to kalta. Ir tada griauname savo gyvenimą. Arba tą kaltę neįsisąmonintą, kurios mes nesuprantam, bet na, vis tiek griauna gyvenimą. Tai vat ir, nu, vat. Jo, ir man, žinai, dar labai įdomu irgi, kad kryptume šiek tiek, kadangi aš visą laiką čia apie tą gausą, gausos sąmonę ir panašius dalykus, tai man labai įdomu, kaip atkaltė irgi ir ta sąsaja su gausa, nes tu irgi paminėjai, kad užsidarom ir nuo gausos. Absoliučiai. Nes aš nesu verta, suprantu, jeigu aš kalta, tai aš nesu verta. Automatiškai. Nes ten, kur yra kaltė, vėlgi, ten nėra meilės, ar ne? Ten nėra meilės ir jeigu aš neturiu meilės, tai pirmiausia neturiu meilės savo. Nu, nuo to. Jeigu aš neturiu meilės savo, aš nesu verta, saviverta ten žema, nesu verta, ne man, žinai, nu ir viskas. Ir mes tiesiog sabotuojam save. Mes nedarom dalykų, kurie va tau sako, va, imk. Čia, nu, ne, gal ne, čia kažką, žinai, nu, ir žmogus pats nesupranta, kodėl. Arba atvirkščiai, ima kažkokius tai rizikingus projektus, dar kažkur, kur akivaizdu, kad tie pinigai, žinai, nu, pratekės pro pirštus. Ir tada tos žmogaus klausia ir sakai, nu, bet tugi matei, kad, nu, mačiau, sako, aš pats nesu. Nu, tiesiog, red flagų, tu žinai, raudonų vėliavėlių buvo pilna. O žmogus eina tiesiai, lenda jas ir viskas, tas pats su santykiais, žinai, sako, nu, aš mačiau visas tas, ten ne tai, kad raudona vėliavėlė buvo, tam buvo tas raudonas, žinai. Ir aš ten ėjau, nes reikia save nusibausti. Tai čia savivertė, žodžiu, žaidžias ar ne, savęs nepakankamas vertinimas, šitas galbūt irgi galėtumėm įvardinti geros mergaitės, dažniausiai mes taip sakom, sindromas, ne? Na, kur tu čia? Jo, va čia labai gerai, žinai, sakai, geros mergaitės sindromas. Nes, nu, kaltę mes turim, tai yra viena, ne? Nu, kas turi, kas neturi, bet kalbam apie tos, sakykime, žmonės, kurie turi, ne? Bet dabar kitas klausimas, kodėl mes ją laikom? Nes vėl, žmonės kažkaip įsivaizduoja, kad mano pasąmonė ir aš tai yra skirtingi dalykai. Nu, ne, savo pasąmonė tai yra savo dalis, ar ne? Ir jeigu ten kažkas yra, tai tu tenais laikai. Ne kažkas ten laiko, nu, nes vėl mes įsivaizduojam, kad ten vat, kažkas yra, kažkas laiko ir aš vat negaliu paleisti. Nu, gal yra, tai nėra taip, kad negali, gal tau yra sunku dėl kažkokių priežasčių, bet nėra taip, kad negali, nes tu pati susikūrei, pati užsidėjai, pati laikai. Bet kodėl nesinori paleisti? Ir va čia va, yra labai, va, kaip, labai, nes aš, labai dažnas mano bent jau klientų, va, tas hipnozijai išmetamas, žinai, todėl, kad aš būsiu geresnis žmogus. Supranta? Ja, nu, aišku, visi norim būti geri, nu. Taip, nes kasgi nori būti blogas. Taip, jeigu aš būsiu kaltas, tai savotiškai, čia yra viena iš priežasčių, tai nereiškia, kad čia, žinai, galiu bent 20 sugalvoti, bet viena iš dažniausių. Tai yra pirmas tas, kad mane reikia nubausti, ar ne, tiesiog, nes aš blogas, o antras, jeigu laikysiu kaltę, tai aš būsiu geresnis žmogus. Jeigu aš jausiuos kalta prieš mamą, pavyzdžiui, tai tuomet aš ją lankysiu ir ją rūpinsiu. Supranta? Ir čia tada aš visada klausiu, gerai, tai jeigu dabar panaikinam kaltės jausmą, tai tu mamą momentaliai užmiršti. Ne, nu, tai ir viskas, nebeini, nebesirūpini. Arba ten vaikais, žinai, rūpinsios, ten geriau rūpinsios, supranti, būsiu geresnis žmogus, geriau rūpinsios, jeigu jausiu kaltę, palauk, sakau, dabar jeigu kaltę tau, va, minutė įsivaizduojam, kad jos nėra, tai tu vaikus iš karto gatvę. Ne, tai sakau, gal galima tą daryti iš meilės, o gali rūpintis mama iš meilės, supranti, gali rūpintis vaikais iš, nu, galiu. Ir tada sakau, wow, žinai, nėra tas būtina, pasirodo. Bet jo, kad aš būsiu, nu, tas vat, geros mergaitės sindromas, kaip tu sakai, kad aš būsiu geresnis žmogus ir neprisidarysiu nesąmonę. Tai čia yra labai, labai dažna. Nuolatos. Nu jo, ir čia, žinai, dažnai irgi siejama, einama dar giliau iki to, kad, nu, Dievas mane nubaus, ne tai, kad čia kažkur kažkas, žinai, to jau gylio. Jo, dar ir Dievas nubaus, bet vėlgi, nu, sutiks su tuo, kad mūsų santykis su Dievu yra vėlgi, tas parodo, atspindi tik tai mūsų santykis su mumis pačiais, nieko kito. Jau taip.
Nu, supratau, žiūrėk, o dar gali gal porą žodžių pasakyti dėl tų tokių, žinai, įsitikinimų, kad, nu, jaučiuosi kalta imti pinigus, pavyzdžiui, už paslaugą. Ir ypatingai čia tie, kurie eina, kaip sakau, mano kontingentas dvasiniu keliu, nu, tai kaip tu gali paprašyti ir kiek komentarų netgi būna, kad dažnai kokią nors žinutę, kad čia reikia susimokėti už tas paslaugas, žinai, tai O jo, nes kaip žinai, viską jo, integruoti? čia gino Dievo Jo, ir jo. kaip Tai tu va, tai gali. kaip tu irgi dieviškus dalykus darai, nu, kaip tu drįsti imti pinigus, nu, negi nesijauti kalta. Na, čia aš iš dviejų tokių aspektų galėčiau pakomentuoti. Tai pirmas aspektas yra tas, kad reikia, nu vėlgi, jeigu pas mane toks klientas ateitų, tai aš pirmiausia žiūrėčiau, iš kur ta kaltė ateina. Labai dažnai būna, kad vėlgi ten kur nors močiutė, mama, dar kažkas sakė, jau, nu, kad jau ten visi, kurie ima pinigus, tai vagis, blogi žmonės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mums tiesiog ten reikia padėkoti, paleisti, meilės, žinai, pasiūsti, nu, visą, nu, tam pradirbti, atsiriboti, žinai, nuo to. Tai čia yra vienas dalykas, nes gali būti, kad kažkur yra, nu, tiesiog įsitikinimas tai iš kažkur ateina. Tai yra vienas dalykas, bet tokiam gal iš kitos pusės žiūrint, aš visada tai vadinu susireikšminimu. Ir todėl, kad tada mes susireikšminam ir galvojam, kad mano šitos teikiamos paslaugos, jos yra aukščiau už kitų. Supranti, kokia nors manikiūrininkė, duonos pardavėja, kepėjas, jie turi teisę imti pinigus, nes, nu, tokios, supranti, bizbornos profesijos. Paprasti žmogeliai tokie, supranti, nu ką, nu jie, nu. O aš tai jo, žinai, prie pinigų liesti šventieji, prie pinigų nesiliečia, praktiškai ant debeselio toj gyvensiu, supranti, tokia nušvitus, turbūt pinigus imsiu kažkokie fiziniai, na čia yra susireikšminimas. Ir aš labai gerai atsimenu, kada mano mokytojas jau prieš daug metų pasakė, Viktorija, tu supranti, kad tavo darbas yra amatas. Ir kad ta Renata geliniai nagučiai ten kažkur, supranti, Facebook'e, ir tu jos daro tą patį. Nu, ta prasme, jūs dirbat su žmonėms, suteikėt jiem paslaugą. Iš esmės tai yra amatas. Ir, nu, tas susireikšminimas, jisai yra labai toksai, žinai. Ir aš supratau, kad jisai labai labai teisus, nes kitą kartą ta Renata geliniai nagučiai, jinai gali ten žmogui irgi tiek džiaugsmo suteikti ir tokio, žinai, nu, va, nagučiais, kad... Nu tai, kiekvienas amatas, kuris daromas iš dūšios, kaip sakoma, iš širdies jau yra Taip, ir mes kažkaip... dieviškas. Čia va, žinai, tai, ką aš dirbu, todėl, kad aš dirbu ten su proto emocijom, energijom, tai jau yra labiau dieviška negu tas, kuris duoną kepas. Bet jisai gerai tą duoną iškepa irgi nuo Dievo, nu, kaip sakant, tai irgi yra talentas, ar ne? Ir tai, jo, vienas dalykas, galima ten ieškoti tų visų galima, iš kitos pusės tiesiog reikia pagalvoti, kad, nu, taip, tai, ką aš užsiemu. Aš jau nekalbu apie tai, kad ten taip, aš mokiausi, investavau, žinai, tai ten, na, nu, tai yra, aš manau, jau savaime suprantama, bet iš kitos pusės aš labai labai siūlau pasižiūrėti, o kodėl aš manau, kad aš esu aukščiau kitų profesijų. Nu, kodėl? Nu, O tai, kad ten, žinai, kažkas nenori mokėti, tai ten čia yra kitas dalykas, čia jau yra jų problema. Žinai, tada reikia žiūrėti gerai, o kodėl tu nenori mokėti, čia jau yra jų problemos, mes neišspręsim kitų žmonių, žinai, problemų. Čia jau jie tada turi kreiptis ir sakyti, oi, žinai ką, o kodėl aš nenoriu mokėti. Nesupranti, kiek prisiklausę, taigi čia ego, taigi čia tavo ego išsipūtęs, kaip tu drįsti kažkokius dvasinius dalykus daryti ir dar pinigus imti, nu taigi čia Kaip tik ego. sakau, kad ego išsipūtęs tada, kai tu manai, kad tu esi toks nušvitęs, kad tu aukščiau visų kitų. Taip, ir dar plius, žinai, man sakau, juokingiausia, tai tas toksai supratimas, kad tu man duok už dyką, tu esi tu egoistas, jeigu man neduodi, žinai, bet aš... Jo, čia yra iškreipta visiškai atvirkščias ir absoliučiai. Bet iš tikrųjų tai taip, nu, tai yra išpūstas ego, jeigu aš manau, kad aš esu aukščiau už tą gatvės, vat, kuris man valo gatvę, kad aš galėčiau išeiti lengvai į parduotuvę nueičiau, tai čia yra mano ego, nu, begaliniai, kaip sakant. Ir vieną dieną jis ten kažkur bus pradurtas ir labai subliūkšin. O tai, kad ten kažkas komentuoja, tai čia yra jų bėda, nu, jeigu jie ateitų ir sakytų, Viktorija, kodėl aš nenoriu mokėti, tai spręsčiau jų problemą, žinau, kad jie neateina. Ir reiškia, jie dar yra tam atitinkamo lygmenį, mes jų negalim pakeisti, nu, mes negalim pakeisti žmonių. Bet kita vertus, kai tu pats pasikeiti savo pracę, tai ir tu jautiesi saugus tos pinigus imdamas, ar ne, ir nebeturi ten kažkokiu, kurie tave tempia atgal ir kabina ir neturi, kaip aš sakau, to susireikšminimo, kad mano čia profesija tai šventesnė ir kaip aš čia galiu pinigus imti, tai žinok, nu, ir mažėja ir tų, kurie tau atspindi šitą, ar ne?
Nu tai va, akivaizdžiai, čia tas veidrodis. Akivaizdžiai, nes aš jau praktiškai nelabai turiu, žinok, tokių iš pradžių būdavo, kol dar pati ten biški, žinai, ten biški plaukiau susireikšminus. O dabar aš praktiškai nebeturiu tokių žmonių, man niekas to nebeatspindi. Nu tai fainai, nu tai va, sveikinam su tuo labai, nes būtent išorė ir pasimato tai, kas mūsų. Nes išorė, nėra nieko, nėra jokio kito pasaulio, tik tai, kas yra čia. Nėra. Sakykit, jūs man ką norit. Ir jeigu iš išorės jums ten puola, tai pagalvokit, o kodėl jūs patys save dėl to puola. Jo, ir nekaltinam nei kitų, nei savęs. Nei kitų, nei savęs, būtent. Nes čia irgi, žinai, ta pati projekcija. Mes kitus kaltinam tada, kai mes turim vidinę savo kaltę. Ir tada mes išprojektuojam tą kaltę ant kitų. Nes, vėl tas pats, viską, ką tu turi viduje, tai tas yra ir išorė, kitaip nebūna. Ne? Koks yra santykis su savim, toks bus santykis su išorė. Tai jeigu norisi kaltinti kitus, tai tada labai sveika yra pasiieškoti, o kas tam pas mane. Jo, super, Viktorija, labai ačiū. Aš tikiuosi, kad tu ne vien tik su kalte dirbi, ar ne, ir dar su visokiom kitokiom bėdom žmonių, tai gal gali kažkiek praviešinti ir kokie apskritai žmonės galėtų kreiptis į tave. Man apskritai labiausiai patinka dirbti, iš tikrųjų, su saviverta, nerimu, kalte, gėda, su šitais, su baimėm. Man labiausiai patinka dirbti su šitais jausmais. Nes žmonės, aišku, dažnai ateina dėl labai konkrečių dalykų, dėl psichosomatinių kažkokių sutrikimų, susirgimų, ar ne, daugybė ten gali būti santykių ir visokius, daug problemų, bet jie vis tik visi atsiremia į tą patį, ar ne, jie vis tiek visi atsiremia į tą patį, kai tu dirbi su savo kaltėm, gėdom, baimėm, nerimu ir taip toliau, tada automatiškai lengvėja ir tie vadinami, kaip čia būtų pasakyti, simptomai ar kažkas tai, ar ne. Tada ir lygos jos traukiasi, ir santykiai gerėja, nes tavo pačios santykiai su savim pirmiausia gerėja, žinai. Ir visi kiti dalykai. Tai aš dirbu su viskom, bet vis tiek visada pradedu nuo šito dalykų. Aišku, visą laiką baziniai dalykai yra baziniai. Baziniai dalykai yra baziniai. Ir jeigu jie yra nesutvarkyti, tai labai naivu yra galvoti, kad užpilsiu pudros, blizgučių ir taip toliau. Ir jau čia dabar, žinai, ateisiu, užsigimnatizuosiu ir įsigydysiu galvos skausmas. Tai, žinai, tai nulaužti galima ten daug ką ir greitai, bet tada viskas labai staigiai grįš atgal, jeigu tie pamatiniai dalykai nebus sutvarkyti. Nes pagrindinis žmogaus tikslas turėtų būti tiesiog tvarkyti save, plėsti sąmoningumą, plėsti sąmonę, paleisti tuos visus užstrigimus, išmokti juos paleisti taip, kad atsiribotum ir nereiktų kažką plėkti, ar ne, pas hipnoterapeutą tvarkytis. Kad per tave lengvai visą tai tekėtų, kad visi tie jausmai ir emocijos lengvai per tave tekėtų. Ir tada tvarkysis ir viskas aplink. O ne susifokusuoti vieną kažkokį. Dabar, aš negaliu gauti pinigų, tai reikia sutvarkyti šitą. Kol tu nesusitvarkysi tos tėkmės energijos per save, ar ne, kol tam visur pas tave striks, čia kaltė, čia baimė, čia šita, tai, gali išprievartauti visatą, tuo momentu čia ir dabar tau kažką pateikti, bet kieno sąskaitą, visiškai mokėti. Super, man labai patinka tavęs klausyti ir su tavim bendrauti, nes jaučiu, nors ir šnekam galbūt šiek tiek kitom kategorijom ir net ir terminais tikėtina, bet tai apie tą patį, bet iš principo iš tikrųjų apie tą patį. Taip, aš irgi manau, kad mes tiesiog apeinam iš kitos pusės, bet esmė tai yra ta pati. Liuks. Tai aišku, tie, kurie galbūt tavęs nepažįsta, čia naujai kažkas galbūt mūsų užmatė, tai kur tave atrasti mums duok žinoti ir ką tu dar čia mums gali pasiūlyti, galbūt kažkur pakviesti. Ką aš galiu pasiūlyti? Aš galiu pasiūlyti tiesiog prisijungti prie mano grupės, tai yra Noriu augti, ten dedami ir straipsniai, ir video, ir interviu, ir visokie kitokie dalykai. Arba tiesiog sekti mane Facebook'e, ar ne, profilį. Galiu, kam trūksta informacijos kažkokios, tai norisi, nežinau, kainų dar kažko, tai apie regresinę hipnoterapiją, www.viktorijaholstein.com, galbūt galima bus įdėti į komentarus, ar ne. Ir dar vienas pakvietimas, iš tikrųjų visiems, kurie klauso, tai kartu su dar viena hipnoterapeutė ir mentorė, Gintarė Tromer iš Vokietijos, organizuojam terapinę stovyklą Osle, 5 dienų vasario mėnesį. Labai kviečiu jungtis, nes tos 5 dienos tai yra tokios visiškai savęs pravalymų, išvalymų, baimių, kalčių ir viso kitokių dalykų, kad būtų galima grįžti
visiškai kitokį gyvenimą ir gyventi savo gyvenimą, be jokių primestų dalykų. Aš nepasakiau iš tikrųjų galbūt, bet vat kaltė ir gėda yra tokie jausmai, kuriuos mes labai retai generuojam patys iš savęs, praktiškai niekada. Praktiškai niekada. Ypač gėda. Dažniausiai jie yra, mums pasiūlomi. Kad galbūt, o kodėl tu neįsijauti, man labai patiko, kaip tu parašei mano pristatymo postą, nes aš taip juokiausi paskaičius, nes pagalvojau, kad tu pataikai tiesiai į 10-ką, bet taip pataikai, nes labai dažnai žmonės ir klausia, ar tu nesijauti kalta? Ko? Dėl to, kad ten, žinai, 4 vaikai namuose, o tu dirbi. ir suprantu, kad tai yra ne mano, tai yra jie patys jaučiasi kalti ir man suprojektuoja tą kaltę, žinai. Ir ten dažniausiai pasijuokia ir tiek, bet iš tikrųjų žmogui, kuris galbūt mažiau save prasivalęs, o tokie klausimai jau uždeda kaltę. Tai tas žmogus tikrai, blemba, tiksliai, kaip įsivaizduoja, matai, kaip apie mane pagalvojo, tai tikrai gal aš turiu jaustis kalta, žinai, ir taip toliau. Ir atrodo toks klausimas nekaltas, o tu, Žaneta, nesijauti kalta, kad tu vietoj to, kad eitum dabar ir medituotum, supranti, ir ten, nežinau, ką darytum, su Dievu kalbėtum, tu dabar sėdi čia kažkokiam žemiškom mentaliniam temam. Žiūriu. Aš tai jaučiausi kalta, žinau. Žiūriu, aš irgi, bet dabar, kai pasakai, žinok, tikrai jau taip dabar suėmė, žinai. Tai va, tokie pabadimai, atrodo, likti, žinai, tokie bezvriedni, žinai. Bet čia ir yra, žiūrėk, čia šitie dalykai yra, jeigu aš savį atpažįstu šitą, žinai, kaip sakant, kaltės tą kažkokį tai sėklą. Aha. Ir užkabins mane ir aš pradėsiu iš tikrųjų gromuliuoti, o gal tikrai čia kažką. Taip. Vienas, čia labai, žinai, tas įdomus gaunasi interakcija įdomi, nes tas žmogus, kuris klausia, jau savaime savo kaltę projektuoja ant tavęs, nes jis taip pat jaustųsi toje vietoje kaltas, arba jaučiasi toje vietoje kaltas. O tas žmogus, kuris sulaukia tokio klausimo, jis gali nusijuokti ir praleis, žinai, bet jeigu ten užkabins, jeigu ten dar yra, tai tada ir užsisuks mechanizmai. Kaip sakant, šito generavimo tos kaltės. Tai va, tai iš tiesų kalbant, pagalvojau, kad tu taip pataikai tą sarkastiškai, žinai, tokį, kad mes kad gal ir nepajaučiam, kaip kitiem tą kaltę ten pastimuliuojam. Bet kita vertus, jeigu žmogui užsikabino, vadinasi, jis jos turėjo. Bet jeigu kam nors rūpi, ar aš nesijaučiu kalta, turėdama 4 vaikus ir ką tam darydama, nežinau, tai nesijaučiu. Tu viską darai, tu ir dirbi, ir čia visokius su klientais, su veiklom, su kelionėm, čia tai Indija, tai Norvegija, tai vėl ten kažkokie Monakai ir kas, vienu žodžiu. Kai galbūt, kai pasižiūri į socialinius tinklus, atrodo, kad labai daug, žinai, bet realiai, kiek laiko užtrunka įkelti postą ir kiek aš kartų buvau to Indijoje. Tai yra labai vienkartinė. Nesvarbu, užtenka vieno. Nesvarbu, žinai, tai tas taip atrodo, bet iš kitos pusės, žinai, aš to galiu pasakyti, kad aš kaltės neprisiemu, aš prisiemu atsakomybę. Ir čia yra labai didelis skirtumas. Žmonės, kaip aš įkėliau ten kažkas ten buvo apie atsakomybę, ar straipsnis, ar video, aš nebeprisimenu. Ir iškart gavau komentarą, bet taigi, ne visada pats esi atsakingas, būna kažkas būtinai turi būti vis tiek kaltas, žinai, žmonės maišo atsakomybę ir kaltę. Žiūrėkit, kaltė tai yra tada, kai aukos pozicija. Viskas, aš kalta. Jeigu aš kalta, tai aš nieko negaliu padaryti. Taip, pakerta sparnus, jėgas, viską. Jokia energija nebevaikštų. Ten yra, ten perkė. Tas realiai yra perkė. Pabandykit pasijaust kaltai ir pažiūrėkit, kiek jums tai energijos. Oi, blemba, aš kalta, ten net kažko nepadariau, žinai. Dabar jau čia daug energijos, meilės ir su meilė bėgsi tą daryti, nebėgsi. Reikia atsakomybės, kaltė. Ir tada, kada aš galvoju, taip, aš turiu 4 vaikus, aš esu už jas atsakinga, tada taip. Tada aš žiūriu, kaip man pasidėlioti tą laiką, kad man liktų to laiko ir vaikams, ir darbui, ir dar kažką. Tai ar aš galiu ten į kažkokią kelionę tos vaikus pasiimti, ar aš galiu dirbti, sakykime, nuo tokios valandos iki tokios, kad va šitoje vietoje man liktų su vaikais. Tai yra atsakomybė, tai nėra kaltė. Tai jeigu mes prisiemam atsakomybę, tada mes ir padarysim. Jeigu mes prisiemam kaltę, tada viskas. Tada panika, baimės, savęs baudimas, tada perdėta globa vaikų gaunasi, visiškai nepaleidimas nuo pavadėlio, žinai, kaip sakant. Tas, žinai, gaunasi people pleasers, tada, žinai, sindromas. Arba kaip tik užsiknisimas ten su tais vaikais, kur dar blogiau jiems, negu kad tu būtum kažkur kelionėje. Jo, būtent, supranta. Tai atsakomybė. Prisimti reikia atsakomybę. Atsakomybę ir daryti su meile, iš meilės,
rūpintis vaikais iš meilės, o ne iš kaltės. Nu, ar jūs norėtumėt, kad jumis rūpintųsi iš kaltės? Vat vyras jumis rūpinasi tik iš kaltės, būna su jumis tik todėl, kad jaučiasi kaltas. Norėtumėt taip? Ar norėtumėt todėl, todėl, kad jūs mylit su jumis būtų? Vat, nu, praleiskit šitus du per save ir pamatysit, koks yra skirtumas. Ar norėtumėt, kad tėvai jumis rūpintųsi tik dėl to, kad jaučiasi kalti? Ar todėl, kad jūs mylit? Nu, vat, pabandykit per save. Ir taip kiekvieną savo žingsnį ir veiksmą galima pasitikrinti per šitą prizmę. Kaip aš jaučiuosi, tai darydama, iš kokios energijos, iš kokios emocijos tai darau. Ir aišku, ką aš generuoju ir ką kuriu. Taip, absoliučiai, nes iš esmės viskas yra daroma, nu, žinai, bent jau kaip mūsų mokė, arba iš meilės, arba iš baimės. Tai kaltė įeina į baimę, todėl kad kaltė, kaip ir sakiau, iš esmės yra baimės apraiška, kad aš netaip darau kažką. Tai pasižiūrėkit, pasitikrinkit. Kaip patys norėtumėte, tada labai gerai pajunti, kaip tada pats turėtumėte. Liuks, ir aišku, dažnai būna tų tokių ale primestų, kaip sakant, įsipareigojimų, irgi čia, žinai, ale prisimu įsipareigojimą, bet, nu, jisai kaip ir primestas yra, nu, sakykime, čia visi kažkaip vat masiškai tai daro, reiškia, ir aš taip turiu daryti. Nors man vidus visiškai nenori to, ne? Visi taip daro, todėl aš turiu daryti, visi sako, kad taip yra gerai, tai ir aš taip turiu daryti. Ir čia, žinai, viena tų didžiausių atskirumo baimių, kad jeigu aš nenueisiu su minia, tai bus atskirtas ir tada, nu, tada mirsiu, aišku, todėl kad atskirtas, tai mirtis yra atskirumas. Jo. Bet iš tikrųjų suaugęs žmogus, žinai, suaugimas, aš kaip sakau, vaikas yra tol, kol jisai mano, kad jisai turi daryti taip, kaip jis su kiti. O suaugęs žmogus tai suvokia, kad jo individualumas yra kaip tik ta jėga, kuri išves į priekį. Tai kol tu nori daryti taip, kaip visi kiti, tai tu esi vaiko sąmonė. O suaugusio sąmonė tu atsiduri tada, kai tu sakai, opa, mano unikalumas, mano individualumas, mano kelias ir yra tai, kas mane veda į sėkmę. Tai čia yra jau suaugusiojo kelias. Tai pasitikrinti, kur esi, žinai, vaiko pozicija ar suaugus. Nu jo, čia aišku, dar, žinai, visokie sluoksnelių. Čia, žinai, kuo toliau, matai, tuo daugiau čia mums temų gaunasi. Tai va, aš irgi jau dabar galvoju, ir bendruomenės galima, žinai, jungti temą, bet galvoju, čia tada be pabaigos mums laisvas. Jo, čia bus be pabaigos, jo, nes tur yra, žinai, savi kabliukai, tai palikim kitam kartui. Jo, aš to išmetu akį, dabar žiūriu, Alina. Labas visiems, kas mus čia stebite ir stebėjote. Ir stebėsite dar galbūt, jeigu mažo ką kils kokie klausimai, kažko dar norėsit pasiaiškinti, pasitikslinti, drąsiai rašykit, tikrai pakomentuosim, atsakysim, o dabar tik tai Alinos komentarą perduosiu, kad rašo, žinai, jaučiu, kad kaltė yra tiesiog primesta, o jei jaučiatės kalti, tai atsiprašykit ar nueikit į bažnyčią. O šiaip veikiant pagal širdį, tai retai tas jausmas aplanko, bent jau man. Va, ką tu pakomentuotumė, tai... Aš nežinau, jeigu kažkam padeda kaltės nueiti į bažnyčią, tai gerai. Aš tai sakyčiau, kad tiesiog atsiriboti nuo tos kaltės ir suvokti, kad jeigu tai yra primesta, tai tiesiog atiduoti atgal. Galima net įsivaizduoti, kaip aš paimu ir atiduodu. Sakau, nu čia ne mano, čia tavo, šaukas. Tai jeigu jaučiatės kalti, žinai, čia tos atsiprašymų, jo, kartais mes būna tikrai padarom kiaulystę ir skaudam kitą žmogų. Ne? Nu būna, nu sakykime, nu būna. Nu, būna, pasitaik. Nes, nu, ar neįvertinę aplinkybių, ar kažkaip pataikai skaudžią vietą žmogui. Nu, vėlgi, žinai, kaip sako, jeigu būtų visi sąmoningi ir nušvitę, tai mes nieko negalėtume įžeisti, nes jie tiesiog neįsižeis. Taip. Neužsikabintų kabliukas, bet užkabinai, sukėlė nemalonų jausmą žmogui, arba kažkokios pasekmės buvo tokios, kurios nemalonės, ir tu jautiesi, nu, okei, aš atsakingas už tai, ne? Bet taip, tada faktas, kad yra sveika atsiprašyti. Ir, žinai, kaltė jinai, kaip jausmas, jinai nustoja galioti tada, tas tavo prisikasečinimas, sakykime, nustoja galioti tada, kai tu atsiprašai ir savo viduje svarbiausia nusprendė, kad aš daugiau to nedarysiu. Viskas. Ir čia galima irgi sieti su to, žinai, savęs priėmimu, kaip sakant, nu, padariau, nu, baisiai pasakau. Vien dėl to, kad aš sakydavau, nesu klaida. Nu, suklydau, nu, apskritai vėl čia, žinai, aš sakau, iš perspektyvos pozicijos žiūrint, o iš kur tu žinai, kad tai buvo klaida, suprantai, tu esi aukščiau Dievo, kad tu žinai, kaip turi būti viskas, nu, tu prasme pasistatys save į Dievo poziciją ir tu žinai, kaip viskas turi būti. Nu, atsiprašai, nu, nusprendė, kad viskas, daugiau to nebedarysiu ir viskas, ta klaida nustojo galioti, kai tu tvirtai pasiryžti, daugiau tu žinai, nu, okei, supratau, žinai, pasimokau ir daugiau taip nebedarysiu. Nu, ir viskas.
Tai čia šitoje vietoje yra esmė, nes esmė yra ta, kad žmonės jaučiasi kalti 20-30 metų, jau už žmogžudystę žmonės atsidėję išeina iš kalėjimų per tokį laikotarpį, supranti, o jie dar save, žinai, per. Tiesiog paleisk ir nuspręsk, nu taip, aš ten galbūt ir padariau tų klaidų. Yra variantas, kada vienas vyras, jisai sakė, aš jaučiuosi labai kaltas, nes vaikystėje ten jis kažką primušė banderą. Nu, okei, sakykime, yra vieta, kur gali jaustis kaltas, nu tarp. Bet kai tu pasakai, tai sakau, tai o dabar taip irgi elgės. Ne, čia. Nu tai viskas, tu supranti, nu taip buvo, galim pasiūsti meilės ten ir tam, atsiriboti nuo to situacijos ir pasakyti viskas, tai buvo, nu aš buvau kitoks, ar ne, čia nebe aš daugiau to nebedarau ir galbūt jeigu aš pamatyčiau tokią sceną, aš irgi įsikiščiau ten, žinai, ir sutvarkyčiau, nu, ta prasme, padėčiau kažkam. Ir tas suvokimas, kad tai nebesu aš jau taip nebedarau, aš iš to pasimokiau ir kokią pamoką išmokau, jisai ir paleidžia. Jo, tam tikram sąmonės lygmenį mes pasielgiam, nu, visaip galim pasielgti. Tai yra tos sąmonės lygmens poelgiai, sakykime, kai tu jau... Taip, mes turim atsiriboti tiesiog ir paleisti, kad aš nebesu vaikas. Nu, aš nebesu. Mes ten užstringam ir viskas, o dabar tai visam gyvenimui tam bandelį iš kažko. Nu, taip, aš suprantu, kad ten gali, žinai, biškai ten, nu, tai nėra gražus poelgis. Bet jeigu mes užstriksim toje vaikystėje ir toje bandelėje, nu, tai tada... Nu jo, aišku, būna ir sudėtingesnių situacijų, čia, nu, tiek to, nebegvildensim. Na, bet nelįskim labai giliai. Jo, kitam kartui galėsim. Kartą mes, Žaneta, pašnekėsim visai neužilgo apie, nu, beprotiškai įdomų dalyką. Tai yra apie karmą, ne? Jo, karma. Kaip aš laukiu ir jūs tikiuosi laukia 15 dieną, ne, mes nekalbam. Ar 17. Aš dar paviešinsim, jo. Paviešinsim, laukit, nerealiai įdomi. Jo, būsiu tada jau pas Viktoriją. Tai, žodžiu, pas mane ir aš tiesiog nesulaukiu, kol galėsiu išklausinėti viską, kaip čia mano karma mane baudžia. Kodėl tai mane baudžia šitai? Gerai, tai va. O dabar kol kas prasijaučiam, kas tai yra ta karma man asmeniškai ir galėsim pasikalbėti vėliau. Ir aišku, kalti dėl to mes tikrai neturim, kad ten turim kažkokią tai karmą susikūrę iki šiol. O gal jos iš vis nėra, taip pat ir pasižiūrėsim pokalbio metu. Tai ačiū, Viktorija. Pasidalinsim, kaip minėjau, tavo žinutę, kur ten tie tavo retrytai ir visa kita, kur ten tave galima rasti, tavo tinklalapį ir dėkoja čia mums jau ir žiūrovai mūsų. Džiaugiuosi, kad jungiatės, kad domitės šitomis temomis ir keliaujam toliau tada į savo dieną be kaltės. Be kaltės. Ačiū tau. Iki. Laimingai visiems. Dėkui. Iki. Galvoju, pabandysiu išjungti gražiai, bet nerandu greitai kur.